Pirmieji žydai į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę atsikraustė 14 amžiuje. Vytautas Didysis ir po jo valdę kunigaikščiai leido žydams gyventi Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Gynė jų teisės. Viduramžiais žydai į Lietuvą ėmė keltis iš vakarų Europos, kur jie buvo persekiojami ar prievarta išvaromi. Šimtmečiais žydams buvo draudžiama turėti žemės ir verstis žemdirbyste. Taip žydai tapo amatininkais, pirkliais, prekeiviais, finansininkais. Lietuvos didikai samdė žydus, kurių dauguma buvo raštingi ir mokėjo kelias kalbas, kad šie tvarkytų jų miškus, žvejybos vietas, net dvarus. Metais Lenkijos karalystė su Lietuvos didžiąja kunigaikštyste susijungė į abiejų tautų respubliką. Respublikos didikai stengėsi plėtoti savo didžiulių dvarų ekonomiką. Prie turgaus aikščių jie statė įspūdingas bažnyčias, kūrė miestelius. Jie skatino žydus keltis į miestelius ir žadėjo leisti jiems gyventi pagal savus papročius. Didikai suteikdavo žydams leidimą išpažinti judaizmą ir patiems tvarkyti savo bendruomenėje. Žydai galėjo statyti sinagogas ir įkurti kapines. Miesteliai tapo štetliais, taip žydai juos vadino gimtąja jidiš kalba. O štetlai dėl turgaus dienų, prekeivių ir amatininkų gausos tapo didikų dvarų ūkiniais centrais. Metais Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Augustas II oficialiai pripažino Šeduvos žydų bendruomenę. Prabėgus šiek tiek daugiau nei 6 dešimtmečiams, Prūsijos karalystė, Austrijos ir Rusijos imperijos pasidalijo abiejų tautų respubliką. Milijonai žydų, didžiausia žydų bendruomenė pasaulyje, tapo Rusijos valdiniais. Rusijos carai nustatė sėslumo ribą. Žydams be leidimo buvo uždrausta gyventi už šios ribos. Sėslumo apribojimai apsunkino štetlų gyvenimą. Tačiau nepaisant judėjimo laisvės ir kitų suvaržymų, štetluose užgimė turtinga jidiš kultūra. Glaudžios štetlų bendruomenės išlaikė labdaros draugijas, kurios maitino skurstančiuosius, lankė ligonius, rinkdavo kraitį neturtingoms nuotakoms. Didžiausio klestėjimo laikotarpiu, XIX amžiaus pabaigoje, Rusijos imperijoje gyveno beveik pusė viso pasaulio žydų – 5 milijonai. Bet visa tai netrukus pasikeitė. Pirmasis traukinys į Šeduvą atvyko 1873 metais. Verslo, mokslo ar kitais reikalais šeduviai galėjo greičiau pasiekti Rygą ir Sankt Peterburgą. Traukiniais buvo gabenamos knygos, brošiūros ir laikraščiai. Juose buvo gausu naujų kultūrinių ir politinių idėjų. Vis dėlto XIX amžiaus pabaigoje Rusijos imperijos ekonomika ėmė smukti. Buvo išleisti antižydiški potvarkiai. Pogromų banga nuvilnijo per Kyjivą, Odesą ir
bet Lietuvos nepasiekė. Nuo 1881 iki 1914 metų apie 2 milijonus žydų, gyvenusių sėslumo ribose, išvyko svetur ieškoti geresnio gyvenimo. Tikėdamiesi sukurti žydų valstybę, kai kurie išvyko į Palestiną, kiti emigravo į Jungtines valstijas, dar kiti į Pietų Afriką.